O dabar dainų dainelė Jogailė Čojūtė iš Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos, jos vadovė Jolanta Stumbrienė. Bandal vadinasi kūrinys, išvertus iš korėjiečių kalbos Pusmėnulis. Akompanuoja LRT grupė. Labas, Jogailė. Sveiki. Buvau Korėjoje, bet neišmokau tos kalbos. Apie ką tu dainavai? Na, pavadinimas Pusmėnulis. Ką dar mes turėtume žinoti? Ši daina yra apie pusmėnulį, kuriame sėdi kiškutis. Ir jis be burės ir be irklo plaukia į savo kelrodę žvaigždę. Ir, manyčiau, kad tai simbolizuoja, kad mes kiekvienas turime turėti savo gyvenimo tikslą. Tikrai taip. Daugiau neturiu žodžių, paplokite Jogailiai. Ačiū, kad atvykai.